atvykę į mano virtuvę. Ar žinot, kaip atsirado sušiai? Bene populiariausias šių laikų užkandis. Iš Japonijos pasiekė skonį kiekvieną pasaulio pakraštį. Sutikit, sušių yra ragavęs net ir pats didžiausias skeptikas, kuris sakė, kad niekada į burną neim žalios žuvies. Sušiai atsirado daugiau nei prieš 4000 metų. Ir atsirado jie Kinijoje, ne Japonijoje. Norėdami prailginti šviežios žuvies vartojimo laiką, kinai sugalvojo žuvį pasūdyti ir laikyti įsuktą į fermentuotus ryžius. Tiesa, fermentuoti ryžiai buvo nevalgomi, jie būdavo išmetami, valgoma buvo tik tai žuvis. Į Japoniją toks žuvies ruošimo metodas atkeliavo maždaug 18 amžiuje. Japonų didžiausias nuopelnas tame, kad jie sugalvojo būdą, kaip valgyti ne tik žuvį, bet ir ryžius. Dar po 200 mečių sušiai ėmė nevaldomai plisti visame pasaulyje. Šiandien sušių kultūrą kuria ne vien japonai. Prigijusias sušių rūšis turi amerikiečiai, tik pagalvokit pavyzdžiui apie Kalifornijos suktinukus. Taip pat labai savitą sušių kultūrą turi ir australai. Apie ją papasakosiu kada nors plačiau kitame įraše. O šiandien parodysiu, kaip sušius namuose greituoju būdu gaminu aš. Tiesa, tai bus net ne sušiai, o sušių takai. Sušių takams pakaks vos keletos paprastų ingredientų. Tai yra suši ryžių, wasabi, geriausios kokybės šviežios žuvies, agurko ir dumblių lapų. Teisingai išvirti sušių ryžius tikrai nėra sudėtinga, tai reikia laikytis ryžių ir vandens proporcijų. Tuo tarpu dar karštus ryžius reikia sulaistyti specialiu pagardu, kuris yra gaminamas iš ryžių acto, cukraus ir druskos, ir tuo pat metu vėdinti ir vėsinti, kad kuo skubiau sulaistyti ryžiai atvėstų. Pabaigus šį procesą, ryžius uždengiame švariu rankšluostėliu ir paliekame, kol prireiks. Sekantis darbas plonais šiaudeliais supjausite agurką. Sušių aš nevyniosiu nei ritinėlius, nei kažkaip kitaip mandrai juos pateiksiu, tiesiog pamatysite, kaip tą padaryti pačiomis paprasčiausiamis sąlygomis. Nori lapelius, aš paimsiu ir sukarpysiu į 4 dalis. Čia ir yra mano sušių takai. Na, o dabar pats svarbiausias momentas, kaipgi tuos takus valgyti. Grėbėte vieną lapelį jūros dumblio, dedate į delną, į jį įsidedate ryžių. Jei norite, ryžius šiek tiek patepkite wasabi. Ant viršaus dėkite kelias riekeles agurko ir galiausia riekelę žuvies. Prieš tai, žinoma, ją gerai pamirkę sojų padaže. Štai ir viskas. Toks mano sušių takas. Skanaus.
Labai gerai. Tikiuosi, mano video buvo jums naudingas. Iki kitų pasimatymų mano virtuvėje.